Sveiki, mano vardas Augustas. Radio mėgėjystė yra labai plati tema, tačiau šiame filmuke pabandysiu bent trumpai papasakoti, kas tai yra. Abreviatūra HAM yra kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tiksli kilmės istorija nėra iki galo patvirtinta, bet yra versija, kad tai kilę nuo 3 radio mėgėjų pavardžių pirmųjų raidžių. Kita versija byloja, kad patyrę telegrafistai nepatyrusius vadindavo HAM. Bet kokiu atveju šis slengas yra vartojamas beveik visada. Net internetinėje radio parduotuvėje rasite prekių skyrių pavadintą HAM. Radio mėgėjai tai yra žmonės, naudojantis įvairias radio ryšio formas nekomerciniais tikslais. Pavyzdžiui, radio bangų sklidimo testavimui, radio įrangos gamybai ir jos testavimui, pramogai, radio sportui, radio ryšio užmezgimui su kuo įmanoma tolimesniu tašku pasaulyje ir net organizuojant radio ryšį stichinių nelaimių metu, kai įprastas ryšio priemonės nebeveikia. Taigi, radio mėgėjystė yra hobis. Radio mėgėjystės ištakos siekia XIX amžiaus pabaigą, taigi radio mėgėjų hobiui jau virš 100 metų. Radio mėgėjų pasaulyje yra apie 3 milijonai. Jauniausi yra mokyklinio amžiaus, vyriausi labai garbaus amžiaus senjorai. Radio mėgėjystė užsiema pačio įvairiausio socialinio statuso žmonės. Radio ryšio formų yra daug ir įvairių. Balso ryšys, taip vadinamas ryšys telefonu. Ryšys telegrafu, taip, čia tas, kur perduodami taškeliai ir brūkšneliai, morzės kodas. Ir jis naudojamas net ir šiais laikais. Įvairios skaitminės radio ryšio formos, radio ryšys per dirbtinius žemės palydovus, ar net ryšys per mėnulį. Taip, yra ir toksai Earth, Moon, Earth. Visame radio bangų spektro ruože radio mėgėjams yra išskirta keletas mažų ruožų. Diapazonas nuo pat ilgųjų bangų, low frequency, dažnis 135 kHz, bangos ilgis 2,2 km, iki milimetrinių, ypač aukšto dažnumo radio bangų, extremely high frequency, siekiantis iki 250 GHz dažnį, bangos ilgis 1 mm. Čia pateiktos maksimaliai galimos ribos. Praktikoje daugiausiai naudojami ruožai yra 2. Pirmas. Trumposios bangos nuo 1,8 iki 30 MHz HF diapazone high frequency aukšti dažniai. Antras. Ultra trumposiose bangose nuo 144 iki 146 MHz VHF diapazone very high frequency labai aukšti dažniai ir nuo 430 iki 440 UHF diapazone ultra high frequency, ultra aukšti dažniai. Kiekvienas diapazonas turi savo savybių ir ypatumų. Jei labai grubiai, tai žemiems diapazonams naudojamos labai didelės ir ilgos antenos ir ryšys gali būti per visą pasaulį. Aukštiems diapazonams naudojamos labai trumpos antenos, kartais įmontuotos į pačią radio plokštę ir naudojamos labai artimiems ryšiams, išskyrus, kai ryšys naudojamas į kosmosą su kryptimimis antenomis. Radio mėgėjų taip pat yra labai įvairių pagal naudojamus diapazonus. Vieni naudoja tik trumpasias bangas, HF, ir siekia ryšio su kuo tolimesniu operatorium, kiti turi vieną rankinuką, HT, naudoja VHF ir arba UHF diapazoną ir kalbasi su operatoriais tame pačiame mieste ar šalimais. Dar kiti, pasitelkę internetą, skaitmeniniu formatu, daro ryšius per visą pasaulį, neišeidami iš patalpų ar savo automobilio. Taip, skaitmena suteikia daug privalumų siekiantiems ryšių su visu pasauliu ir neturintiems jokios techninės ar teisinės galimybės išsikelti didelių ir ilgų antenų ant pastatų stogų. Vienus radio mėgėjus galima užgirsti kiekvieną dieną, kiti pasirodo tik radio varžybose ar kitomis progomis ir taip toliau ir panašiai. Kaip supratote, kiekvienas pasirenka, kas jam patogiau, geriau ar įdomiau. Visi radio ryšio diapazonai ir radio ryšio formatai yra geri savaip ir niekada nebandykite oponentui įrodyti, kad jūsų pasirinkta ryšio forma yra geriausia ir tik jūs esate teisus. Lietuvoje radio mėgėjų veiklą reguliuoja ryšių reguliavimo tarnyba RRT. Norint tapti radio mėgėjų, šiai tarnybai yra teikiamas prašymas laikyti radio mėgėjų kvalifikacinį egzaminą ir prašymas išduoti leidimą užsiimti radio mėgėjo veikla. Jei jūs norite naudoti radio ryšį neturėdami jokio leidimo, kviečiu pažiūrėti trumpą filmuką apie tai, kuriuose dažniuose galima kalbėti be leidimų.
nuorodą rasite aprašyme. Tiek labai glaustai apie radio mėgėjus, žaiskime radiją ir nelik be ryšio. Ate.